Labas vakaras, Šiauliai. Jei, smagu matyti tiek daug žmonių. Kvepia kelionėm renginys, turbūt taip norėjot stipriai užuosti kelionės, ar ne, kad tas kvapas atėjo ir pas jūs. Mes atvažiavome į Šiaulius. Labai faina vieta, tarp kitko, ar ne? Labai gražus visi šiandien, taigi dar kartelį labas vakaras visiems. Gerai, o šiandien mes turime svečią. Svečią, kurį greičiausiai jūs matydavo tiesiog vaikštantį gatvėse arba į mokyklą kažkur einantį, ar ne? O dabar šis žmogus bent jau minimum kartą per savaitę pasirodo televizijos ekrane ir jis yra tikras šiaulietis, nesumilos, tikras šiaulietis. Tikras, absoliučiai. Ponios ir ponai, jūsų audringi plojimai garsiau! Edvardas Žižkus. Labas vakaras. Mano kolega šiandien tik atvažiavo, o aš grįžau ir jūs neįsivaizduojat, mano mama šiandien sako daugiau tokių renginių, nes nuo kalėdų neteko matyti. Tai iš tikrųjų labai ačiū šitai vietai, kad ir ačiū žmonėm, kuriem aš kažkada pažadėjau, kad būtinai atvažiuosiu. Tai šiandien mano draugai, kurių nemačiau irgi kelis metus, ir mano tėvai yra labai laimingi. Tai, o aš laimingas dėl to, kad tiek daug žmonių Šiauliuose mėgsta keliones. Mane? Aš galvoju, kiek atėjo žmonių, kurie Edvardo, pavyzdžiui, nematė jau kurį laiką, ar yra čia tokių? Ten galas, ar ne, tavo visa kompanija, ar ne? Užtat ir gale, kad rankų nematyti dabar. Ir per televizorių labai dažnai mato, dabar jau čia galima gyvai tave pamatyti. Šiandien viso vakaro metu jūs ant stalo turėtumėt pamatyti lapukus ir galėsite užduoti klausimus, slapčiausius klausimus Edvardui, bet prieš tai mes pakalbėsime, ar ne? Ir tarp kitko, kokia yra įdomi istorija su Edvardu, kaip mes susipažinom. Aš prisipažinsiu, Edvardai, kai tai buvo mano, sakykime, toks labai minimalus triukas, kaip su tavim susipažinti. Ir kaip ir minėjai pokalbio pradžioj, kad dabar aš kažkaip skolą turiu tau atiduoti, ar ne? Situacija kokia buvo, kai mes susipažinom su Edvardu, aš irgi galvoju, va žmogų telkė rodo, tai yra gerai. Ir tavo kolegė Katrina man paskambino ir sako, mačiau internete, kad turi medžiagos apie Mindaugą Kuzminską, kai svečiavaisi Malagoj. Nu, aš galvoju, turiu. Sako, ar gali persiųsti? Ir po to galvoju, ne. Kodėl persiųsti? Aš noriu pas jūs atvažiuoti ir jūs pamatyti ir su jumis susipažinti. Tai vat mano buvo tokia slapta idėja. Kodėl? Todėl, kad aš nuvažiavęs galėčiau papasakoti, kur aš esu buvęs. Aš taip ir padariau. Esu buvęs 91 pasaulio šaly. Jej! Ir spėkit, ką ta istorija sudomino. O žinot, iš tikrųjų, iš mano pusės, kai buvo, aš paprašiau, kadangi Mindaugas Kuzminskas pas mus filmavosi laidoje ir mums trūko šiek tiek vaizdų ir aš paprašiau kolegės, kad surastų šitą bičą, nes jis buvo pas Mindaugą svečiuose Ispanijoje, prifilmavo gražių vaizdų ir galvoju, paskambink, paprašyk, kad paskolintų, parduotų ar kažkaip pasidalintų. Jis įsirovė į svečius būtent tuo metu, kai pas mus vyko degantis darbas montažinėje ir mūsų montuotojas toks pykčio perkreiptų veidų visą laiką žiūrėjo, dar svetimų žmonių ateina. Ir staiga gavosi taip, kad 2 valandas darbas nevyksta, nes mes tiesiog pradėjom kalbėti apie keliones. Jis papasakojo, kad visą laiką keliauja su savo dėl kelionių pamišusią mamą. Staiga mes pradėjom žiūrinėti video, aš galvoju, jau reikia man grįžti montažinę, nes Kuzminskas laukia. O po to žiūriu, jau prabėgo dar 1 valanda ir mes kalbam apie Sibirą. Aš Sibirė buvau, aš nežinau, ar jis buvo Sibirė. Aš ir buvau. Tada pradėjom šnekėti, ką tu veiksi rytoj, jis kažkur skrenda, aš poryt kažkur skrendu ir galiausiai, kai jau jisai išvyko, aš kolegijai sakau, žiūrėk, prabėgo 2 valandos. Davai paimam jį į laidą su visom jo istorijom, su medžiagom ir aš atsimenu, pasirodė laidos anonsas, po, nežinau, kokių poros mėnesių ar ne, internete pasipylė jo draugų komentarai, kad pagaliau nacionalinis kanalas, eteris, parodysi, ką turi ir aš atsimenu, po šitos laidos aš sulaukiau tiek klausimų Facebook'e ir galvoju, reikia dar atsidaryti, pažiūrėti reitingus ir jie buvo įspūdingi. Tai vat, štai kaip maža kelionė jo iš Kauno pas mane į Vilnių tapo tokiu mūsų amžinai dalinimusi mintimis apie keliones. Ir kai paskelbė, kad važiuojam į Šiaulius, jis man Facebook'e ir parašė, tai kalbėsim apie Sibirą, ar ne? Tai pakalbėsim.
Tai va, tai tokia mūsų pažintis, o dabar bus jūsų didžioji pažintis su Edvardu Žičkom ir aišku, pagrindinė tema yra kelionės, taip pat ir televizijos laidos, ar ne, kur mes pasižiūrim. Ir kelionės dabar tiek tau pačiam, tiek man dažnai būna, kad jau mes pradedam nebeatskirti, kur yra poilsinė kelionė ar ne, kur yra darbinė kelionė. Aš įsivaizduoju, pas tave viskas yra absoliučiai persipinę. Pas mane jau seniai yra viskas persipinę, bet ačiū Dievui, aš dabar šiek tiek grįžtu į normales vėžes, nes prieš gerus 5 metus buvo etapas, kai ryte atmerkė akis ir galvoji, kodėl aš sapnuoju angliškai, lyg ir aš kartais mėgstu su savim pakalbėti, kodėl aš su savim kalbu rusiškai, o kažkas šalia parašyta ispaniškai. Ir kur aš dabar esu? Galvoju, Maskvoje, ar ne, nes vakar buvau Venezuelai. Tai dabar jau aš savo sugalvau tokią formulę, kad darbinės kelionės jos neturi tiek žavesio, kiek mato žiūrovai. Iš tikrųjų, jie galvoja, kad kiekvieną savaitę žiūrėk, Maldyvai, kaip jam pasisekė su darbu. O iš tikrųjų būna, kad išvažiuoji 3 dienom, nufilmuoji 5 laidas, per 3 dienas miegi, nežinau, kartais po 4 valandas, o kartais to miego ir nebūna. Bet kai tai buvo vien tik darbas, tai būdavo toks momentas, kad jau vėl vyksta kokios dėrybos dėl kelionės ir aš galvoju, kam iš kolegų permesti visą tai, nes, jau kiek, 17 metų galvoju, užtenka, dabar kažkas kitas tegul pakeliauja. Ir aš atradau iš tikrųjų tokią formulę, kurią po to pritaikiau ir savo asmeninėse kelionėse, kad nesvarbu, koks įtemptas laikas, ar nesvarbu, koks fainas poilsis, kad bent viena staigmena kelionėje būtų. Ir aš pats savo ir darbinėse kelionėse pradėjau organizuoti staigmenas. Tarkim, Londone yra tekę praleisti ir 1 mėnesių. Galvau, nieko naujo ar nuostabaus aš nebeatrasiu. Žinot, ką atradau paskutinį kartą? Vieną geriausių pasaulyje česnako restoranų. Jis yra nedidukas, čia manau kokie 3 tokie restoranai. Tas restoranas yra pačiame Londono centre. Iš 150 rūšių česnako, aš net neįsivaizduoju, kad tie gali būti rūšių česnako. Ten yra gaminami ne tik patys keisčiausi patiekalai, bet ir gaminami patys geriausi gėrimai. Aišku, jau jokių bučiuotis tą vakarą nereikia net mąstytis su nieko, nes ypatingai po gėrimų būna, kad ir, nežinau, absoliutas su 5 česnako rūšim. Tai iš pradžių atrodo, kad nusivošino kėdės, paskui atrodo, kad jo ugnis palietė ir tavo pėdas, o paskui galvoju, kad gal po 3 aš jau čia žiūrėk, viskas bus gerai. Ir tos staigmenos padeda, aš manau, kad ir tokias net ir poilsinės keliones, kad kai važiuoji su tėvais, su giminėm, kur važiuoji, kur arčiausiai su vyresniais žmonėm. Į Turkiją ir Egiptą atrodo, ką ten jau tokio bevoliojimosi pliaže ir restorano ir valgyklos pamatysi. Nuvežiau savo mamą į gyvenvietę, kur žmonės gyvena medžiuose. Beje, ten irgi galima apsistoti. Kainuoja, nežinau, $20-30. Tai yra vienas iš įdomiausių dalykų, ką galima išbandyti. Aš pats labai mėgstu upes, kanojas, kaitavimą ir po 2 dienų voliojimąsi pliaže man pasidaro nuobodu. 3 dieną skaitau knygą, o paskui jau nerimauju, vaikštau pirmyn atgal, galvoju, gal išsitraukti kompiuterį, gal kažką. Tai. Ir jeigu nėra to adrenalino arba nėra tų staigmenų, aš pradedu tada googlinti ir susikurti vietoj kažkokį netikėtumą. Tu gali grįžti vakare visas purvinas arba pavargęs ir galvoji, nusisekė diena, vadinasi, nusisekė kelionė, kažką pasižymiai savo dienoraštį, tokį turiu mažą knygutę, kurioje vis raktinius žodžius pasirašau ir paskui iš to gaunasi puikūs patarimai žmonėm, kurie mėgsta keliauti. Nes iš tikrųjų dažnai rašo, o ką pasiūlytum pamatyti Barcelonoje, jeigu aš ten buvau labai daug kartų. Barcelonoje yra 1000 kvadratinių metrų restoranas, kuris yra padarytas savotiškose džiunglėse. Tu sėdi kaip ir vandenį, aplink tave plaukioja japoniški karpiai, virš tavęs kabo lotosai, vakarienį reikia nusiteikti bent 3 valandas, nes, man atrodo, ten ima fiksuotą mokestį gal apie $60, bet tu gauni iš 16 dalių patiekalus ir tu tiesiog po 2 valandų lauki, gal jau viskas, gal daugiau nebeneš, bet staiga tu galvoji, žiūrėk, Barcelona, kas, džiunglės ir ką te reikėjo padaryti, susigalvoti savo kažką netikėtumą, ar ne, tai prieš 2 mėnesius pasižiūrėjai, prieš 3 savaitės rezervavai, viskas, €60 ir tu turi fantastišką prisiminimą.
Aš nežinau, kiek sekat Edvardą Facebook'e, ar yra tokių žmonių? Ar negalima tave sekti? Tik padaryk, ką nors keisk. Rimtai negalima? Galima. Negalima. Aš turiu iš tikrųjų 2 Facebookus. Vienas tas, kur nebegalima, nes, kaip ten kažkoks limitas ar nepadarytas. O kitas yra, kuris vadinasi jau 8 metus gyvenimas yra gražus. Ir aš ten dalinuosi iš tikrųjų, va ten žmonės rašo tie, kurie labai mėgsta keliauti, arba rašo, štai dabar buvom prieš savaitę Paryžė. Ir žmogus pamatęs, kad Paryžė sako, aš po 2 savaičių su vizieru bilietus už 40 eurų nusipirkau. Parašykit ką nors apie Paryžių. Ir aš galvoju, žmogus išskrenda po 4 dienų, jau reikės galbūt rytoj pas tėvus gulint popiečio miego paimti ir parašyti žmogų, ką jis tam Paryžėje dar gali nuveikti be Eifelio bokšto ir taip toliau. Tai gyvenimas yra gražus, tai mes ten galim draugauti. Nu gerai, tinka, ar ne? Tarp kitko, apie, kaip pavyzdžiui, būni kur nors vietoj, man bent jau 2 arba 3 sykius taip yra atsitikę, kad aš netgi specialiai toje vietoje, sakykime, Europoje, galbūt dažniau, ten koks Milanas, kaip pavyzdys, kad gali Facebook'e įsidėti nuotrauką, kad tu ten esi ir suprasi, kad dar kokie 3 ar 4 žmonės vaikšto kažkur labai šalia. Iš esmės, jeigu net to nepasakęs, tu ir nesužinosi ir sužinoji, kad buvo. Ar tau yra taip tekę, kad sutikti žmonės vien dėl to, kad pamatai Facebook'e, kad kažkas irgi toj pačioje vietoje yra? Ir Facebookas nuostabus dalykas ir kai tu įsidedi nuotrauką, pažymi vietą ir tada paaiškėja, kad mes esam tokia maža tauta, bet tiek keliaujanti, nes tu tautiečių gali sutikti pačiose keiščiausiose vietose ir pačiose netikėčiausiose situacijose. Aš paskutinį kartą, kai buvau San Franciske, kažkodėl turiu įprotį visą laiką nuplaukti iki Alcatraso kalėjimo, nors jau mintinai žinau visus pasakojimus, o tai yra tokia, kaip aš sakau, gyvoja ekskursija, kur tu gauni ausines, ir eini per tam tikras vietas, eini per kalėjimo kameras, klausai kalinių įrašų, klausai ten dirbusių žmonių įrašų. Ir žodžiu, aš susigalvau savo pramogą, kad po darbo, kadangi aš tuo metu ten buvau vienas, galvoju, plauksiu aš iki tol Alcatraso, pasivaikščiosiu, praleisiu vakarą, atstovi didžiulę eilę prie kelto ir paduodu kortelę ir kažkaip, ar pinigėliai pasibaigė, ar ten tiesiog jos neaptarnavo ir galvoju, velnės, aš susiplanavau visą vakarą, aš tiesiog noriu ten nuplaukti ir tai reikėjo gal $28 ar kažkas tokio. Ir staiga už mane stovi žmonės ir sako, tai nieko, jūs mums Lietuvoje atiduosite, aš jums paskolinsiu. Ir čia buvo dar tas, turiu įdą, kad aš su savim pasikalbu ir aš tuo metu ten kažkaip gal kokius kelis necenzūrinius žodžius lietuviškus pavartau, kad ką tu asilę nepažiūrėjai ar neturi ten $30 kišenį. Ir tie žmonės išgirdę sako, tai nieko atiduosti. Ir aš galvoju, tu matai, niekas nesugriovė planų. Ir dar prieš porą metų plaukiau tokių keistų kruizų, kuris paskui man visam gyvenimui įsiminė. Atsidūrėm Singapūre. Ir aš prisipažinsiu, aš labai lyg ir mėgstu aukštį, nes tenka labai dažnai skraidyti. Aš gyvenu iš tikrųjų aukštai ir ten pro mano langus didelius matosi daug miesto gražaus, bet aš vis dar bijau aukščio. Tai kai pas mane atvažiuoja tėvai, aš sakau, jūs neisit prie krašto terasos ar neisit prie langų krašto ir aš pats galvoju, kad aš pats namuose nevaikštu prie to krašto. Taigi Singapūras, draugai įkalba pasikelti į Singapūro kabančių sodus. Tai yra tokie, yra daugmaž 50 metrų aukštyje, esantis savotiški, kaip jie vadina, avataro medžiai. Tai yra metalo konstrukcijos ir jos sujungtos kabančiais takais. Aš manau, yra tekę daugam vaikščioti tokiais Lietuvoje, yra šiek tiek. Ir staiga aš einu to taku ir jis dreba, pučia vėjas ir vėlgi. Aš iš tos kokios tai baimės susikaustimo, aš galvoju greičiau čia praeiti, nieko aš nebenoriu, kam aš čia lipau, o dar ir kainavo labai brangu, nes Singapūre brangu. Ir staiga už manęs eina žmogus ir sako, o jūs geriau sustokit ir pažiūrėkit, aplink eina senukai kokie, tai eina žmonės, visi kaifuoja, fotografuojasi, o jūs praeisit ir nieko nepamatysit. Ir galvoju, štai, lietuvaičiai už nugaros. Ir aš iš tikrųjų tuo metu taip kažkaip susipurčiau, pasižiūrėjau, eik tu savo koks vaizdas, visas Singapūras ant delno tau, už nugaros botanikos sodas. Ir aš taip pastovėjau kelias minutės ir galvoju, kaip gerai, kai tu tautiečių sutinki tada, kada reikia ir sutinki žmonės, kurie visada pasiruošia, kaip aš sakau, iš nugaros pastumt, bet ne dėl to, kad norėtų pargriauti, o dėl to, kad padėti.
Bet aš manau, kad pačiam lengviau žymiai vien dėl to, kad tave kaip ir pažįsta. Tai ir galima ir kalbėti iš karto, nes ne visada žinai, kur lietuvis, teisingai. Aš manau, kad pakanka klausyti ir tu visada išgirsi. Ar jums neatrodo, aš pavyzdžiui, kai pasižiūriu kartais jo nuotraukas, man atrodo, kad kelionėse taškaisi pinigais. Čia yra tiesa ar ne? Nes visada viskas atrodo taip kažkaip fainai, gražiai labai, prabangiai netgi. Tai čia yra, taip ir yra iš tikrųjų, ar taip tik gali atrodyti? Taškaisi pinigais. Aš ir galvau, kad vis tiek mes prieisim prie pinigų. Jeigu mes šnekam apie darbinės keliones, ar ne, tai pabandyk įsivaizduoti, kaip galima taškyti darbinius pinigus ir koks darbdavys tau jos leistų taškyti. Bet, tarkim, ten sėdi mano operatorius pačiam gale ir jis neduos sumeluoti. Iš tikrųjų, jeigu atsidarytumėt praėjusią savaitės mano Facebooką, tai taip, tai buvo, man atrodo, buvo Belgija, buvo Prancūzija, buvo Kijevas ir viskas atrodo gražu ir gera. O grįžti vakarė, sakykime, į savo viešbučio kambarį ir ką turi daryti? Turi lovai prisukinėti ratuką nulūžusi, nes tiesiog kitaip jinai supas ir negali miegoti. Tai dažnu atveju nepatenka į mūsų formatą, nors aš dabar jau pradėjau filmuoti tokius mažus filmukus, kurie netrukus kaip užkulisiai kažkur atsidurs. Bet aš kartais sakau, o kas nemėgtų pasitaškyti pinigais? Tik reikia jų turėti, ar ne? Tai, bet tam, kad tu kokybiškai, ar ten nežinau, man nepatinka tas žodis, kad prabangiai, bet kad kokybiškai praleistum ir savo atostogas, nereikia turėti milijono pinigų. Aš tau kaip tik pasakau, kad jeigu tu įsivaizduoji, kad ateisi į agentūrą, nusipirksi brangią kelionę, tai be abejo tu ir sumokėsi brangiai ir tada gausis, kad tu pasitaškai pinigais. Aš savo pinigus tai aš mėgstu pataupyti, bet mėgstu, kad viskas vis tiek būtų taip pat kokybiškai, kaip ir tada, kai tenka keliauti darbo laiku. Tiesiog aš prieš tai labai daug investuoju laiko, ne pinigų, bet laiko, pasiskaitydamas užsienio blogerių aprašymus, kur tu, tarkim, susiplanavęs išleisti nakvyniai 80 eurų, galėtum apsistoti Paryžiuje, kokiam butikiniam viešbutyje ir kad tai būtų šalia gerų objektų, kad tai būtų geram saugiam rajone. Ir valia, tau nereikia 80 eurų, paaiškėjo, kad už 68 gali. Bet jeigu aš atsidaryčiau bookingą arba ateičiau agentūrą, greičiausiai man to niekas nepasiūlytų, nes tai nėra kokie tai Hiltonai ir kažkas. Bet aš prieš savo keliones labai mėgstu kartais naktim, kartais vakarais, kartais tiesiog kažkur važiuojant taksi, googlinti, skaityti garsius blogerius, skaityti, ką siūlo vietiniai gyventojai, žiūrėti užsienio kelionių laidas, kuo daugiau netikėtų dalykų ir kuo daugiau teisingų raktinių žodžių, tai tu tą patį prabangų dalyką, kaip tu sakai, ar brangesnį dalyką gali tikrai turėti įperkamą ir pigų. Tai tu nebūtinai turi visą laiką mąstyti, kad pigu tai yra tikrai nėras, tarkim, turko avialinijos yra brangu. Jeigu gerai mąstai, jeigu seki kažkokias akcijas, jeigu žinai, kada teisingų momentų pradėti ieškoti bilieto, kada parašyti vietiniams dėl apnakvintinimo, ar ne, kad išsinuomok vilą ar dar kažką, tai tu iš tikrųjų gali nukeliauti ir laiko, ir pinigų prasme ne kažką brangiau su kokybiškam avialinijom, su kokybišku apsistojimu. Tiesiog reikia labai praplėsti akiratį ir nepirkti to, ką tau pirmiausiai padeda ant stalo arba ką tu matai stende ar kataloge, nes tai yra dalykai greičiausiai, kad, ką parduoda, tai kas neina ar ne, arba tai kas yra masinio. Tai jeigu žiūri plačiau, tai tada ta prabanga tau nekainuoja milijoną. Dabar jeigu kalbant, žiūrit jūs laidą Gyvenimas? Ar yra, kad pakelkite ranką, kas žiūri laidą Gyvenimas? Praktiškai visi matė. Aš matau, iš kur reitingai. Šiauliuosi reitingai, ar nesukasi? Labai gerai. Laida Gyvenimas ir irgi gali pasirodyti, kad Edvardas lankosi tikrai įspūdingose vietose ir kokios yra tos vietos, kur mes tai paprastai visai nepatektume, bet tau kažkaip pavyksta ten kažkaip prikalbinti, kažkaip patekti pas tikrai garsius žmonės, pas turtingus, pas pasaulyje žinomus. Kokia yra formulė ten patekimo ir koks planas vyksta?
Aš praeitą savaitę turėjau susitikimą Kaune su studentais ir jie paklausė to paties, nors tu nesi studentas. Ir man atrodo, tau nereikia atsakyti, kaip tai padaroma. Daroma, tu sumastyk, ką tu nori padaryti, bet žinok tikslą. Nu ir pradėk daryti. Nu, nuo ko prasideda? Prasideda nuo to paties interneto. Sakau, dievulis sukūrė žmogų, žmogus sukūrė Google. Nu tai tu turi visus įrankius. Atsidaryk internetą, žinok, ko tu nori, tada ieškok link to kelio. O dažniausiai tam pačiam internete būna bent jau užuomina į tą kelią. Ieškok kontaktų, ieškok galimybių, ne dabar, taip nepamiršk tos idėjos po metų ir viską padarys. Aš kartais 5 metus laukiu to, ką po to parodai per 10-15 minučių ir galvoju, nu va, 5 metai prabėgo, bet tuo pačiu metu dar kažką dylinikas bus dar galbūt po 5 metų. Gerai, kokius galėtum įvardinti top 3 žmonės, kuriuos teko kalbinti užsienyje? Aš garantuoju, kad vis tiek visi norėtų išgirsti Hefnerio pavardę, ar ne? Bet, žinot, aš prieš kelias dienas kalbinau Patriciją Kas, man tai yra tokia, tai šita tema dar tik pasirodys po poros savaičių, bet man tai yra tokia asmenybė, kur aš ir buvau mažas, mačiau, kad mano tėvai klausosi jos muzikos ir aš buvau koncerte prieš kelias dienas, aš klausiausi jos muzikos. Ir aš galvojau, na tai vis tiek žmogus 5000 kartų davęs interviu ir tikrai nieko nepapasakos ir tikrai nieko tu iš jos nebeišpeši netikėto. Ir staiga pokalbis, po pokalbio jos komanda sako, jūs gal norit pasilikti pietų, nes mums kartu gamina, tai kam jūs eisit vaikštinėti po miestą ir staiga, norim, nu, pirmą, nereikės išleisti pinigų, antrą, nu, su nerealia hebra papietauti. Be abejo, buvo susitarimas, kad ten nefilmuojam, bet mums tada rūpėjo maistas, pasiūlė ir taurė vyno. Ir staiga jinai ateina į tos pietus, apsisiautusi halatu, šlepetėm, nes jinai jau ruošiasi koncertui, žino, kad tai yra jos saugumo zona, žino, kad jeigu žmonės kažkokie iš šono pakviesti, jie irgi kiaulės nepakiš. Ir staiga aš galvoju, žiūrėk, koks nerealus žmogus. Aš buvau mažas, klausiau, kaip jinai dainuoja, dabar eina pro šalį su halatu. Tai aš manau, kad Patricija yra vienas iš tų žmonių. Hefneris ir kitas iš tų žmonių, nes aš galvau, kad po 5 metų laukimo aš galiu ir nebesulaukti, nes tuo metu, kai aš pasiskridau, jam buvo 85, jo sužadėtiniai 25, o man buvo lygiai 30. Ir galvoju, jeigu dar užtruks 5 metus, velnis žino. Ir tai iš tikrųjų buvo tas žmogus, su kuriuo buvo viskas sudėtingiausia padaryti, nes sutartis buvo gal 12 lapų ir be abejo, kad prasidėjo nuo to, kad jo komanda net nesuprato, iš kur mes atskrendam, ko atskrendam, galiausiai atsiuntė sutartį, kad kaip privažiavus prie vartų pasinaudoti skambučiu, kur priparkuoti mašiną, kad palikti ant laisvo bėgio, kad palikti raktelius mašinai, jeigu reikės kam nors pervaryti, kad priejus prie laiptų stovėti ir nesiveršti vidunu, žodžiu, kaip sakyti, jie pasiruošė, kad kažkas iš kažkur atskris. Na, aš irgi nusinčiau klausimus, viską susiderinom ir štai ateina šitas dzėdiokas, kuris išleidęs legendinį Playboy, įsisukęs į šilkinį raudoną halatą, aš jam dar, kas nepapuolė į kadrą, atvežiau lauktuvį, tokį Lietuvos šaliką, kokį tai gintaro kūrinį, suktinio butelį ir šokoladais. Taip greitai pažiūri maišelį, paima suktinio butelį ir sako, o visą kitą tai gali kam nors po to atiduoti. Na, aš sakau, galvoj, bent jau šitoje vietoje žmogus humorą turi. O už nugaros, už kameros stovi gal kokį 11 atstovų, kurie prieš tai dar mane apmokė, kad reikia su juo garsiau kalbėti. Kaip reikia sėdėti, kad mus turi skirti bent metras, nes mūsų amžiaus skirtumas 60 metų. 55. Ir aš atsisėdu ir jis sako, o jie tave prigazdino. Aš sakau, ne, aš viską atsimenu. Ne, sako, tu supranti, nieko nedaryk, ką jie sakė. Klausk visko, ko nori. Aš sakau, o galiu paklausti apie Viagrą, nes visur rašo, kad jūs daug vartojat. Gali. Aš sakau, už tą turėjau insultą ir viena ausim negirdžiu iki šiol. Ir aš galvoju, o šitas vyriokas, kur aš laukiau 5 metus, greičiausiai pokalbis bus tikrai puikus. Aš matau, kaip jo ta komanda kažkokius gestus rodo, kažką tai maskatuoja. Galvoju, velniai nematė, ką padarys? Išvarys, tegul išvaro, bent anonse atrodys, žinai, gerai, kažkas vyksta, dramaturgiją sukurti. Ir galiausiai po 40 minučių mes buvom pakalbėję ir apie tai, kodėl jam patinka jaunos moteris, o jam jos patinka, nes jam visada jos patiko. Ir jis sako, kodėl aš turiu atsikratyti gerų įpročių, kai man 85, jeigu man 20 metės patiko, kai man buvo 40, 60, 80, tai ką dabar sako, man link 90 mečio, kas turi 70 metės patikti. Ir aš galvoju, tai šitas žmogus irgi buvo vienas iš tokių. Trečias žmogus,
jį reikėtų prisiminiau. Iš tikrųjų, trečias žmogus tai buvo žmogus, su kurio susitikimas turėjo nebeįvykti. Tai yra legendinės grupės Black Eyed Peas buvusi narė, dabar vokalistė Fergie. Ir aš atskridau į New Yorką jos kalbinti ir kai jau atvažiavau į viešbutį, mes gavom žinutę iš Europos žurnalistai, kad interviu nebeįvyks. Ir man prasidėjo tokios, žinot, kaip čia tokios didelės parkės, ne dėl to, kad ten kokie tai rėmėjai tuo metu supyks, kad tiesiog įvyko kelionė į niekur ir nieko neparveži. O aš galvoju, ką man čia, negali tai būti, kad neįvyks, taip nėra buvę. Kažkada kokia tai Pugačiova pasiplovė, bet vis tiek po kažkiek metų įvyko. Staiga aš atsidarau internetą, rašo, kad jinai laukiasi, kad gal neštumas komplikuotas, tai aš suprantu priežastis, dėl ko neįvyks interviu, bet mes buvom visi pakviesti muzikos apdovanojimus kitą dieną, ant raudono kilimo tiesiog, nežinau, palaukti, jie eina pro šalį, tu eini kažkur, ne į tą salę, kur jie, bet tiesiog. Ir aš galvoju, aš stoviu tarp būrio žmonių ir matau, kad jinai eina, jinai visiems fotografuojasi, šypsosi ir aš jai pamojuoju. Ir galvoju, kas bus, tas bus. Ir jinai lyg ir prieina, ten galvoju, yra du dalykai, arba griebti selfie darytis, arba greitai pasakyti, kad aš atskridau iš Lietuvos į New Yorką ir kad man labai reikėtų interviu, nežinau, ne kaip tarėmės pusės valandos, bet bent kelių minučių. Ir staiga aš pasakau tą tekstą, ten apsauginiai, dar kokie tai žurnalistai šalia stovi. Ir jinai sako, kai mes dabar tą oficialią dalį baigsim, mes vėl išeidinėsim to pačiu raudonu kilimu, jūs čia pastovėkit ir aš su jumis pakalbėsiu. Aš stoviu ir galvoju, gerai, 5 minutės yra vis 5 minutės, o ne niekas. Tai kažkaip išsuksiu po to, žinai. Ir jinai prieina prie mane, prieš tai ateina atstovė ir sako, jūs turite 3 geras minutės, tai apgalvokit 3 savo klausimus. Aš galvoju, kaip man iš savo krūvos klausimų atsirinkti 3. Tai galvoju, iškart užduosiu, tos svarbiausias. Jinai prieina ir mes pradedam kalbėtis ir aš matau irgi vėl moskatuoja rankom, kad jau jai reikia nueiti, bet jinai nenueina, o aš nebaigiu to interviu. Ir mes taip įsirašėm 11 minučių interviu ir galiausiai aš supratau, kad uždaviau visus klausimus, kuriuos norėjau, išmetęs tuos mandagius perėjimus. Ir tai vėl buvo vienas dalykas, kad nenuleisk tų rankų iki pat pabaigos, galvoju, blogiausia atveju būčiau pamojavęs tiesiog Fergie ant kilimo, geresniu atveju būčiau pasidaręs nuotrauką atminčiai, šitai iliustruoti istorijai, o aš parvežiau medžiagą. Tai 3 žmogus. Geras, kas nors matėt? Jeigu ką, galima internete atsisuk, bus kitas žiūrėjimas po įvedimo į Jo, teisingai. Aš dar pagalvoju, turbūt yra tekę, pavyzdžiui, į Rusiją yra tekę važiuoti, ar ne? Interviu kažkokius imti ir ne vieną kartą greičiausiai, ar ne? Ir dabar tenka. Ir aš galvoju, vis tiek Rusijoje turėtų būti, jeigu tai yra žvaigždės, tai jie tą turbūt puikiai nori ir parodyti, kad jie tokie yra, kad jie turtingi ir panašiai. Ar taip yra iš tikrųjų? Taip yra iš tikrųjų, bet pirma, tai yra savotiška kultūros dalis. Antra, taip, tai jeigu tu važiuoji pas Kirkorovą, tu ir nusiteiki, kad tai nebus taip kaip pas Depeche Mode, kad tu susitariai 12 valandą, 20 minučių, atėjai 12 valandą, pakalbėjai, paspaudai ranką ir išsiskyrei. Jeigu tu atvažiuoji pas Kirkorovą, tai greičiausiai, tai įvyks, nežinau, 3 valandom vėliau, arba viskas priklausys nuo to, ar žmogus turi nuotaikos tą dieną, ar neturi, koks bus pirmas įspūdis, kai užmes akį į tave. Tai beje, aš dėl ko tą Kirkorovą tiek čia miniu, nes mūsų laukai niekaip nesutapo per visus mano 3 kartus, kiek aš jį kalbinu, aš visą laiką jausdavausi toks, žinai, taip, nes jis, iš aukštai žiūri ir iš tikrųjų arogancijos būdavo daug, bet kita vertus, jeigu tu parveži produktą, tai koks kam skirtumas realiai kaip tu įgauni. Ir jeigu ten kartais reikia jiems pasakyti tai, ką jie nori girdėti. Kartais aš atsimenu, kaip mano kolegos Maskvoje mane mokė, kai tu skambini jau tartis dėl interviu, tu gauni generalinį tą skambutį vadinamą 3 minučių po visų susirašinėjimų su visais atstovais. Tai man net sakė, tu stenkis kuo daugiau įvelti, kad ir savo dirbtinio akcento, nors man labai daug tenka bendrauti rusiškai ir sako, nesistenk, kad atrodytum, kad kaip vietinis. Jau tai, kad iš užsienio, jau tai yra bonusas. Ir tai, kad iš užsienio ir tu bendrausi rusiškai ir kad sureikšmink, kad tik tais dėl to žmogaus atvažiuosi. Nors realiai, kaip aš minėjau, važiuoji dėl 3 ar 5. Ir tai suveikia. Tai vėlgi,
tas, kad norėjimas pasirodyti, norėjimas apsistatyti, daug apsauginių, daug patarėjų, daug viskas, kaip ten sakos, vystyt, blistyt, ar ne, tai, tai tu turi priimti kaip žaidimo sąlygą ir jeigu tu kartais sugebi pergudrauti, kartais sugebi tuo pasinaudoti, kita vertus, tai labai gerai ekrane atrodo. Aš atsimenu, kažkada Borisas Moisejevas sėdi savo auksiniam krėsle su porcelianiniais gražiais dantim ir jis pats sako, ir lietuvišką frazę jis pasako, nes jis kažkada gyveno Kaune ir dar šiek tiek atsimena lietuvių kalbą, sako, ką, patinka riebi rusiška kiaulė. Ir aš taip galvoju, supranta, kad tai yra tai, ko reikia ir patinka, gražus kadras, gerai, pašnekėjom šiek tiek apie tą auksą, paskui galim apie gyvenimą. Kalbant darbas ir kelionės, kai jos susipina, ar bandai ieškoti pašnekovo ten, kur ir norėtum šiaip nuvažiuoti pažiūrėti? Taip, visada taip darau. Aš labai noriu į Australiją nukeliauti, brangu, bet jeigu surinksiu 10 pašnekovų, tai greičiausiai kokiai savaitę ištruksiu. Tai suderinti ir vieną, ir kitą, tai... Tai žodžiu, važiavimas kažkur yra tiesiog ieškojimas ne tik vieno žmogaus, bet kad būtų taip jau pilnai darbas atliktas, ar ne? Aš visada ieškau kelių dalykų. To, ką rekomenduoja vietiniai, aš visur ieškau lietuvių, kaip aš minėjau, netgi Brunėjaus sultonate, kuris ne per seniausiai tik buvo atvertas plačiajam pasauliui, futbolininkas lietuvis sultono komandoje žaidžia ir kas gali būti geresnis gidas po vietinį tokį uždarą pasaulį, negu kad štai tautietis. Ir tikrai, patikėk manim, kad kai atsiduri tokiam egzotiškam krašte, kur nėra, tarkim, 200 000 ar ne mūsų žmonių, tai jiems kiekvienas pamatymas, lietuvaitis. Ir tai jie viską padarys, jie į namus tave pasikvies, jie tau parodys geriausias vietas, jie papasakos geriausius bajerius, jie atskleis vietinių charakterių ypatumus, jie tau patars, ko saugotis, ko ieškoti, kiek išleisti, kiek neišleisti. Ir dabar ruošiuosi atostogų po mėnesio ir aš jau dabar dairausi lietuvių Šri Lankoje. Ir kelis jau radau ir galvoju, jėga, aš jau žinau, kad su tais drambliais toj fermai neapsimoka jodinėti, nes skirta turistam, už perpus mažiau, ten šiek tiek toliau, visai kas kita ir jie jodinės neaptvare, o jodinės prie Indijos vandenyno ir galvoju, jėga. Kaip šiaip lietuviai užsienyje, kiek man teko pastebėti, tai jie, ypač tie, kurie mažiau mato lietuvių, ten kur nors, kaip ir pavyzdys ten, ar kad ir Australijoje arba Amerikoje, tokiuose nuošalesnėse vietose, man yra tekę taip, kad jie net duoda savo raktus tavęs nematydami, jie tave suvežioja visur, kažkodėl turi tokį labai didelį norą padėti. Tai pačiam keliaujant ir ieškant lietuvių, ar ne, tas turbūt ir pasireiškia, tas toks svetingumas. Žinai, netgi, sakykime, ne Lietuvoje gimusi lietuvių Holivudo aktorė Rūta Lee, tai yra žmogus, kuriam kartais parašo, žmonės paskaitė jos interviu arba pamatė per televiziją ir parašo, miela Rūta, gal jūs busit Los Andžele, gal būtų galima su jumis, nežinau, nusifotografuoti Holivudo šlovės alėjoje prie jūsų žvaigždės. Ir jinai staiga, jau mano draugam taip nutiko, pakviečia juos pas save į svečius. Tai yra labai vaišinga moteris, pas kurią be, nežinau, 3 ar 5 bokalų vyno neištruksi po to. Ir galvoju, palauk, atrodytų galėtų nereaguoti ir taip toliau, bet žmogus sako, o tu man gali atvežti šokolado? Aš galvoju, tai ir šokolado, ir viską, ką norit. Ir tokių žmonių yra pilna visur. Ir iš tikrųjų mūsų tautiečiai jie yra labai vieningi, ypatingai, kaip tu sakai, kokioj Australijoje arba Bankokė, Honkongė susirandi žmonės, kurie turi rimtus darbus, turi rimtus užsiėmimus ir staiga paaiškiai sako, bet gal tu nenori ten viešbučiai daug išleisti pinigų, aš žinau, kas iš mano draugų nuomoja apartamentus ir tau bus daug pigiau, bus šalia, aš po darbo galėsiu pavedžioti. Tai tiesiog reikia ieškoti, o lietuviai yra labai vieningi. Kai pasakoja apie Patriciją Kas, kaip pasiūlė kavos ir ten atrodo, kad ta istorija turėjo toliau tęstis, kad jūs po to dar vakare ten buvot ir gal net pakvietė pasilikti ar panašiai. Ar tokių istorijų yra, kai pašnekovas, kuris pradžioje kaip ir oficialiai, po to tenka su juo pabūti ten vakare, išeiti kažkur tokio, arba tada sako, niekur čia ir nevažiuok? Yra visaip. Yra tikrai labai priklauso nuo to, kaip tu atrandi kontaktą. Ir lygiai taip pat prieš 2 savaitės mes atvažiavom pas Džamalą, Eurovizijos nugalėtoją, ir ten buvo toks beprotnamis. Jinai iš kažkur atbėga, kažkur išbėga.
ir staiga tas mūsų interviu toks, jai pačiai labai patiko ir jinai sako, o gal jūs norit Kijeve tikram totoriškam restorane pavakarieniauti, pasakysit, kad nuo manęs pasinaudosit mano nuolaidą ir aš galvoju, nu neblogai, ateini į restoraną ir sakai, žinot, tarkim, sulietuvinkim, ar ne, čia Valinskas sakė, kad jo nuolaidą galima pasinaudoti. Tai aš taip galvoju, na va, o viskas priklauso nuo to, kaip tu žiūri į tą žmogų ir kaip jis tave pajaučia. Aš esu iš to paties Playboyaus, pamenu, po 3 metų gavęs kvietimą į jo tą vilą, į vakarėlį. Nuskridau į vakarėlį, na ką, žiūriu, dar 3 tautiečiai, 2 lietuvaitis, 1 lietuvaitis, vyrukas dirba kino industrijoje, merginos Los Andželė jau senai baigusios studijos, įsitvirtinusios ir sako, nu bet tiesiog čia taip yra, kad jeigu jie pamanė, kad fainai, įtraukia į kokį tai sąrašą ir tu gali puikiai suktis toliau. Šiaip tai, man atrodo, mums labai įdomu, kaip atrodo balius Playboy viloj. Ten toj pačioj, kur mes tą namą įsivaizduojam. Ten ir vyko viskas? Tai ten visada ir viskas ir vyksta. Gerai, kaip tai viskas atrodo? Ten ateina, kas nors trinasi, ką daro? Tu iš karto taip įsivaizduoji, ar ne? Jo. Iš tikrųjų, ne veltui... Jūs irgi taip įsivaizduojate, teisingai? Taip. Kas kitaip, kad ateina iš karto su liemenėlė, ten, nu, pusnogė ir iš karto trinas. Kaip, iš karto būna su liemenėlė, būna ir be liemenėlė, tada su kokiu bodeartu, bet ne iš karto trinasi, nes ten yra šitam name daug ką nuveikti. Tai yra 150 milijonų berods dolerių vertinama visa ta erdvė. Tai yra net dirbtinės uolos padarytos, į kurias įteka ežeras. Be abejo, uolų viduje, nu, galima įsivaizduoti, kad ko gero daug veiklos vyksta. Kartais, tik, nu, manau. Bet iš tikrųjų, tai pabandyk įsivaizduoti, kad ta pati Ruta Lee, moteris metuose, ir tokių Hollywoodo legendų ir taip toliau irgi labai daug. Tai ten tikrai niekas nepuola kažkas su kažkuo trintis. Tai yra labai smagus vakarėliai su geriausiais pasaulio didžėjais, su fainais žmonėm, kur kartais žiūri, Michaelas Jordanas, ne, arba ten Calvin Harris, nu gerai. Ir kas ten ko ateina, tai aš manau, kad savi ten turi savo reikalų, nu svečiai. Taigi ten vakarėlėje dalyvauja 300-400 žmonių. Tai pabandyk įsivaizduoti tokio. Tai nesakai, kad tuo metu, kai buvo Jordanas. Buvo. Aš žinau, aš matau žmogų, kuris norėtų irgi tą vilą. Jis labai labai įdėmiai klausė kiekvieną žodį, ką sakei. Tai va, dar vienos kelionės, kur minėjai ir turėtume apie tai pakalbėti, yra toks kraštas Kinija, labai įdomus, ten gyvena koks, nu, kas 6 žmogus kinietis iš esmės turėtų būti, tai va, 1, 2, 3, 4, kažkas kinietis iš jūsų, taip turėtų būti. Bet Kinijoje yra labai įdomus dalykai, ne? Ir ten visas pasaulis yra šiek tiek, nu, apsivertęs, sakykime, taip, yra keli dalykai, kur, pavyzdžiui, mes prieš tai kalbėjom, kad vienas iš akcentų yra tiesiog nusispjauti visur, kur stovi, ar ne? Tau po kojom, nieko tokio. Tai ne tik, kad nusispjauti, tai iš tikrųjų, tai yra visiškai normalu, kad kažkas prie tavęs gatvėje prieina ir čiupinėja, žinai, va, taip tavo plaukus ir tu taip atšoki lyg ir kažkokia nesaugumo zona, kodėl prie tavęs liečiasi. Bet tai yra labai normalu, eini Tiananmenio aikštė, įsivaizduokit, kokia masė žmonių eina į tave. Jiems kas juos labai veža ir iš tikrųjų šviesi oda. Tai man per 3 savaitės Kinijoje yra tekę keletą kartų gintis nuo kinių, kurios vis pribėgdavo prie mūsų kompanijos, o mes mėgaujamės saulę, mėgaujamės ten prie geltonosios upės kažkaip įdegį gaudom, relaksuom ir staiga ateina tave saugo, užmeta tavo rankšluostį, užmeta tavo marškinius ant tavęs, ten trina odą arba ten ką nors neša, kad tik tais neįdegtum. Nes balta oda, aukštesni žmonės, nors aš nesu aukštas, tai yra pas juos grožio etalonai. Ir netgi jaunos merginos kartais ryštas tokiom operacijom, kaip ūgį savo padidinti. Ir aš galvoju, kaip tai yra įmanoma. Nu, tarkim, aš irgi norėčiau 7 cm ūgį, ar ne, dar plus, bet staiga, kol organizmas auga, pasirodo laužia kaulą, tada deda, tokie yra metaliniai stripai įtvarai, tarp kaulo pradeda formuotis kremzlį ir tu gali, man atrodo, iki 5 cm, vat, to ūgio su tokiais skausmų dėka išgauti. Lygiai taip pat kaip oda, tai yra labai daug chemijos, yra įvairios operacijos, yra įvairūs balinimo procedūros, kad tiesiog išsaugoti tą baltą odą.
man kaip tik aš atvažiuoju, o tos mažos akytės, žinai, tas ūgis toks netradicinis, tada tu jautiesi, žinai, gal aš irgi aukšta ūgis su savo 1,70 m. Ir tarp kitko pavėlavai su ta operacija, man atrodo. Aš tai jau seniai pavėlavau, jau man ateis metas neužilgo, kad trauktis pradėsiu. Aišku, Kinijoje yra didžioji kinų siena, pačiam teko būti, ar ne? Ir viena iš atrakcijų, ką žmonės daro, ir man tai labai norisi jiems suknisti reikalą, kai jie skaičiuoja, kiek nuėjo laiptukų. Pačiam turbūt irgi teko lipti ant pačio viršaus, sakykime taip, ir kokie įspūdžiai. Aš labai nenorėjau lipti būtent toje vietoje, kur tu sakai, kad skaičiuoja laiptukus, nes ten būna labai labai daug turistų. Ten tiesiog invazija turistų į Kiniją. Ir aš irgi taip pat susiradau internete, kas organizuoja išvykas į Kinų didžiąją sieną, bet ten realiai, kur oficialiai turizmo nėra. Nes tai yra tie patys akmenys net ir apžėlę kokiais tik krūmokšniai žolė ir taip toliau. Ir ten tu gali fotografuotis taip, kad atrodo pusė tos sienos ir nei vieno žmogaus. Bet apsukrus vietiniai irgi yra sugalvoję planą, kaip už tokį malonumą paimti daug pinigų. Galiausiai mes nuskrendam į Handžau, nuvažiuojam ten į tokį miestelį, kur aš jau mačiau internete, vieni turistai iš Ukrainos jau buvo atradę šitą kelią, susitarėm susitikti su žmogum, kuris rytoj jau mus nuveš ten, duodu avansą, tada jau kažkaip galvoju, arba pabėgs, arba pamatysim. Ne, ryte atvažiuoja, ir prasideda, kad tai tu sumokėjai tik už mano darbą, bet reikia, kad dar išnuomoti automobilį, sumokėti už tą lipimą ant sienos. Be abejo, moki ir už tą automobilį, nes galvoju, jeigu jau atskridai, tu tiesiog arba turi sužaisti su jų taisyklėm arba ne. Tave atveža prie tos dalies, tau parodo, kur eiti, nes jie ten negali vesti jokių ekskursijų, nes pagaus, manau, ten bus didelė bausmė. Ir aš galvoju, ką reikia daryti, nes greičiausiai mes ten užkopsim, nusileisim ir čia tikrai nieko nebus, niekas tavęs atgal neparveš. O ten nei automobiliai pravažiuoja nieko. Ir aš jam sakau, aš duodu štai pusę sutartos sumos, ant lapuko parašau, kad po 4 valandų skaičių ir parašau likusią sumos dalį. Įvyksta kažkoks tai konfliktas, bet aš sakau, kitaip nebus. Arba jūs eikit su mumis ir aš jums ant sienos atiduosiu pinigus ir kartu nusileisim, arba jūs tiesiog grįžkit 18 valandą ir paimsit antrą dalį. Aš galiu nutraukti pokalbį. Jeigu rašai ant lapuko skaičių, reiškia, kad jis angliškai nekalbėjo turbūt, bet kaip lietuviškai aiškini, tai atrodo sklandžiai labai susikalbėti. Anglų kalba iš viso ten yra, jeigu tai ne Šanchajus, tai yra sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Tai tiesiog viskas vykdavo kontrakto principu. Ir žinai, kaip aš atradau, aš iš tikrųjų esu alergiškas jūros produktam, tai aš negaliu valgyti jokios žuvies, ar kad padaže būtų žuvies. Ir galiausiai ateini į restoraną ir žiauriai esi alkanas ir nežinai, kaip ką pasakyti, nes yra vien hieroglifai. Ir kaip po poros bandymų tokių, kad, kažką pasakai, tau kažką atsako ir staiga tau atneša beleką ir neša daug ir tu moki vėl daug. Aš tada sumaščiau tokį dalyką. Paėmiau servetėlę, paėmiau tušinuką, nupiešiau vištą, apibrėžiau kojytę arba krūtinę, su šauktuku, kad arba šitas. Jie paukščio piešinuką suprato. Galvoju, ryžių tada tikrai kažkaip tai atneš. Ne, be abejo, prie to paukščio dar atneša krūvą, ką jie patys įsivaizduoja, ką tu turėtum pirkti. Bet aš paskui tada sakau, jau paukštis rodau, sutartis, galvoju, ryžių nemoku nupiešti. Tada aš rodau jam, kad einu iš paskos ir tau parodysiu, ką aš noriu. Ir taip galiausiai po kelių bandymų aš ateidavau irgi, nulydėdavau į virtuvę, gaudavau ir ryžių, ir agurko ir susiformatavau, kaip sakau, savo pietus ir tai kontrakto principas ten labai suveikė, paskui ir prie Kinų sienos. Tarp kitko, man irgi tekė Vietname, irgi jie praktiškai panašus lygis kaip ir Kinijoje, kur nieko nesupranta ir ten buvo KFC restorane. Ir, žodžiu, bičias, kuris pylė Coca-Cola, buvo 2 stiklinės. Į vieną stiklinę labai nuoširdžiai nusičiaudėjo. Tiesiai. Kaip jam paaiškinti, kad kažkas yra negerai? O kas negerai? Tai žinot, kas buvo? Aš tada mes sėdėjom dviese, aš atnešiau 2 stiklinės, padariau tą žaidimą. Ir kažkas turėjo tiesiog tą stiklinę išgerti. Kitas dalykas taip pat, už šakutės, tada pasakai fork, tada duoda stiklinę. Ne.
tada servetėlė, ne, tada šaukštą, ne, tada peilį, ne, tada mais. Ir va tai va bandymas, va tokie va yra susikalbėjimai tuose kraštuose. Tai va ir kaip atsakai, kad yra sudėtinga. O tarp kitko dar vieną prisiminiau dalyką Pekine. Aš nežinau, nes pats sakei, buvai prieš kokią 13 metų, ar ne? Paskutinė mada, kuri vyksta Pekine, populiariosiose vietose prie Tianmenio aikštės, pavyzdžiui, kad tu laukia eilė prie įėjimo ir ateina žmogus ir tave kviečia atsigerti arbatos. Ir kažkodėl jie tai daro labai dažnai. Bet vienas dalykas, kas įdomus, jie taip labai gan nervingai tą daro. Ir aš po to tik tai pasikalbėjęs su keliais žmonėm, jie papasako, kad taip jie bando tave įvilioti į kažkokius tai spastus, tu nueini, jie po to jau ateina rimtesnė hebrytė ir tave taip saliginai paima į nelaisvę, kol tu nesusimoki didelio kiekio pinigų. Tarp kitko, taip viena istorija buvo su lietuviais ir jie papasako taip. Tai va tokių ir... O su Kinija dar vienas yra viliojimo būdas, kad irgi tu eini gatvę ir staiga prie tais prieina žmogus ir jie sunkiai taria R raidę, iš tikrųjų jos kaip ir netarė. Ir staiga, aš galvoju, ką jis čia vapalioja, kažką plada, loleks. Ir aš galvoju, ko jis ten nori, žinai. Nu, aš ten jau sustojau, galvoju, jis pradeda rodyti kažkur čia, žinai, čia koks ten... Jie padirba viską, ką įmanoma. Ir būna, kad iš tikrųjų žmonės ten užsibendrauja, tada staiga, kad jau tu sustoji gatvį, žiūrėk, prie jo dar keli žmonės atsirado, jau kažką jie tau irgi rodo, kad čia, jeigu tu ten norėtum, tai už kampą, mes čia ir maikučių turim ir čia visą kitą. Ir kartais va tas toks, kad, nežinau, pagavo akių kontaktą ar ta neverbalinė komunikacija, jinai taip sužaidžia ir staiga žiūrėk, kad čia jau aplinkų nebeturi nei piniginės, nei laikrodžio, aišku, tau jokio lolekso nereikia, bet vien nuo to, kad tu sustoji pakalbėti, žiūrėk, kad dar likai su švarku ir ačiū Dievui. Tai va, o apie kitas istorijas, tikiuosi, kad yra tokių pikantiškų istorijų, kur tikrai kažkas buvo, kur ten pavogė, atėmė ir panašiai. Apie jas pakalbėsime po pertraukėlės, o dabar iš Kinijos keliame, sakykime, saliginai į Japoniją, bent jau japonišką pavadinimą. Ir čia mes turime grupę Sakuros, kurioje jūs pabandys, čia jūsų gimtadienis teisingai kažkieno, ar ne? Žiūrėkit, Edvardas Žičkus, va, yra labai puikiai proga. Nu, okei, ne per televiziją, ar ne per laidą, bet gali čia gyvai pasveikinti kažką su gimtadieniu. Kieno gimtadienis? Jūsų, ar ne? Koks vardas? Virga? Virginija. Virginija, aš labai sveikinu jūsų gimtadieniu. Galima taip apkabinti? Gerai, tai... Jis irgi gimtadienis. Ir jūs galima pasveikinti. Gerai. Koks vardas jūsų? Iveta, pasveikinam Ivetą taip pat su gimtadieniu. Šiauliuose vieni gimtadieniai. Matau, labai linksmai čia leidžiat laiką, viskas smagu, ar ne? Ir čia, sakė, paskutiniai svečiai atvyko šiandien šį vakarą, kurie rezervavosi šitą vietą. Iš kelionės, ar ne? Edvardas šiandien irgi mačiau Facebook'e pasiskelbė, kad turėjai kelionę traukiniu į Šiaulius. Kažkas netikėto, ar ne? Kodėl netikėto? Iš tikrųjų senai Lietuvoje nevažiavau traukiniu ir šiandien taip apsidžiaugiau, kad vakar dar, kadangi parskridau užvakar, tai turėjau gauti pakaitinę mašiną vietoj savo remontuojamos, jos negavau, biurokratija ir taip toliau, ir galiausiai kažkas sako, važiuok traukiniu. Galvoju, važiuoju traukiniu, nusipirkau internete bilietą, ten dar tokią žvaigždutę galiu užsimesti, kad antra klasė, pirma klasė, 3 eurai skiriasi, 11,5 eurų, iš viso nesiskiria. O matėt, ką gaunat už pirmą klasę, ne tik, kad sėdė aukščiau, gauni sumuštinį, gauni kavą, gauni arbatą, gauni šokoladuką, tokį nedidelį, bet vis tiek. Internetas yra ir beje tos įstaigos, kurių vis tiek prireikia kelias valandas važiuojant viešuoju transportu, yra labai švarios ir patogios ir erdvės. Ir iš Šiaulius atvažiavau per 2 valandas ir 5 minutės. Ir galvoju, tai kaip gerai, kad tas servisas mašinos nedavė. Turbūt pačiam keliaujant dažnesnė transporto priemonė yra lėktuvas, ar ne? Kaip dažnai tenka lipti į jį? Ir šiaip tai aš tai labai mėgstu statistiką, nežinau, vyrai greičiausiai, ar ne, statistikos mėgėjai. Ar teko kada skaičiuoti, kiek kartų yra tekę skristi lėktuvu? Kažkada dar anksčiau skaičiau, kiek šalių, tai po 53 nebeskaičiavau, o su tais skrydžiais, nežinau, per 1,5 savaitės šitos buvo 6 skrydžiai. Tai po to, kai skaičiuoji, šiek tiek kartais liūdna darosi arba, o kam?
Aš nežinau, man asmeniškai įdomu, aš prieš kelis metus radau tokią, sakykime taip, interneto puslapį, kuriame tiesiog galima fiksuoti savo skrydžius, žymėti oro linijas, ten netgi vietas, kur sėdėjai prie lango ir per vidurį ar šone. Tai aš pradėjau vesti tokią statistiką ir tiesą sakant, dar nesu nieko praleidęs ir iš esmės esu viską tiksliai suskaičiavęs. Pasidalink dabar. Jo, Labai tai įdomu. bus, jeigu neklystu, 323 skrydžiai, tai yra tiek kartų lipta į lėktuvą. Ir pagal atstumą, kuris skaičiuotas, tai yra beveik iki Mėnulio ir atgal. O kur tu šiaip iš tikrųjų mėgsti sėdėti? Nes aš labai mėgstu sėdėti prie lango, bet galiausiai tik gaunasi tolimuose skrydžiuose, tai yra ta vieta, kur tave įkalina. Nes kas nors šalia pradeda snausti, kažkas nenori išleisti, o išeiti vis tiek kartais reikia. Ir galvoju, tas jėgos jausmas, kol pakyli ir nusileidi prie lango yra gerai, bet po to reikia labai, kartais būna, tai gal išleisit, aš labai trumpam grįžti, vėl žmogus snaudžia, ir vėl labai atsiprašau, aš grįžau, po to vėl reikia žiūrėti. Tai kur tu sėdi? Šiaip tai aš prie lango dažniau mėgstu sėdėti, nes galvą galima padėti. Pažiūrim pagal žmonės, ar ne? Ar visi esat skridę lėktuvu? Didžioji dauguma turbūt, ar ne? Prie kur sėdi dažniausiai? Kas prie lango? Pakelkit ranką. Aš tada suprantu, dėl ko prie lango beveik nebūna vietų. Taip. Kas, žiūrėkit, padarom tokį klausimą. Kas mėgsta per vidurį sėdėti? Jo, tai yra turbūt durniausia vieta, kokį gali... Va, teisingai. Žiūrėkit, aš kai skrendu lėktuvu ir ilgesnis skrydis, visada, tokią sukalbu mini maldelę, pasodinkit šalia jauną gražią panelę. Gaunasi, žinokit, atvirkščiai visiškai. Vienas syk arba du sykas. Pačiam yra skirtumas prie ko sėdėti? Visada yra skirtumas prie ko sėdėti, ypatingai jeigu ten tenka 15 valandų praleisti šalia žmogaus, kuris, tarkim, labai neypatingai kvepia, arba knarkia, arba visą laiką, sakykime, savo daiktus pasiskleidžia taip, kad pusė jo daiktų yra pas tave arba ant tavęs ir jis yra nepatenkintas, nes tu kažkaip pasimuistai ir kažką parodai. Tai aš visada, tu meldiesi, kad kažką pasodintų, o aš meldžiuosi iš tikrųjų, kad nesodintų, nes galvoji tada dažnai gali išsitiesti, gali daiktus išsimėtyti, gali kažką pasikviesti. Kokios yra kiečiausios oro linijos, kur teko skristi? Aš iš tikrųjų, jeigu turiu galimybę rinktis, tai renkuosi turko avialinijas. Nes Europoje, tai man atrodo, 3 metus yra numeris 1 vadinamas, o štai kai skridau į Singapūrą, naudojausi Singapūro avialinijom, kurios yra numeris 1 pasaulyje. Tai be to, kad stiuardesės yra savo nacionaliniais kostiumais, iš šilko labai spūdingai atrodo, tai iš tikrųjų ta kaina, kurią tu permoki, už tą pabandymą, tai jinai neverta to. Su turko avialinijom gali savo skristi toliau. Tarp kitko, jeigu nesuklysiu, Rusų Aeroflotas kažkokiu būdu sugebėjo, man atrodo, tapti pirmą oro liniją Europoje turbūt, ar ne? Jo, padarė vieną didelį tokį betesminį sprendimą dėl alkoholio. Tai jie nebeduoda alkoholio ir matomai sumažėjo muštynių ir visokių kitų nesąmonių. Tai va, dabar mes keliavome prie jūsų klausimų. Kažkas uždavėt klausimų, ar ne? Čia yra jūsų klausimų? Yra. Gerai, tai dabar mes bandom greituoju būdu atsakyti iš tos klausimus. Ir pirmasis klausimas yra toks. Žmogus puikiai užfiksavo pokalbį apie Alkatrasą, jeigu atsimenu. Tarp kitko, Alkatrasą, jeigu norit nuvažiuoti, tikrai iš anksto užsisakykit, tą pačią dieną be šansų ten nuvaryt. Ar grąžinote tuos $30, kuriuos pasiskolinote JAV? Grąžinau tuos $28, kuriuos pasiskolinau ir dar iš tikrųjų tiem žmonėm padovanojau keletą kvietimų į vieną labai gerą koncertą į Depeche Mode. Tai skolai nelikau, aš skolas grąžinu. 3 svarbiausi daiktai kelionėje, klausė paskutinis staliukas gale, kur net nieko nemato. Iš tikrųjų, aš esu toks žmogus, kuris visą laiką backupą pasidaro, tai aš pasidarau paso kopiją, kažkur atskirai pasidedu pinigų arba dar vieną tokią kortelę, kad jeigu netyčia nugvelbs tą pagrindinę, kad tu neliktum ieškoti, kas tave parems. Ir man yra nugvelbę ir Brazilijoje, ir Vietname, tai aš galvoju, ačiū Dievui, kad nešiojausi su savim paso kopiją, ir pinigus, o tą kortelę laikiau atsargoj, tai kažkaip nereikėjo labai
parašyti, kad kas tau greitai siūstų, ar skolintis, ar panikuoti. Tarp kitko, labai įdomus dalykas, turbūt gal ir nemažai kam teko, kai reikia visų pinigų neturėti su savim, nes iš esmės yra didelė tikimybė juos prarasti, jeigu to šalis nėra ypatingai saugios ir tie žmonės tave mato kaip po pinigų, kad tu čia turi tikrai pinigų. Viena, aš paklausiu, kur esi pats slėpęs įdomesnėje vietoje, aš Jamaikoje esu slėpęs pinigus ir galvoju, gerai, ten dažniausiai būna įprastos kažkokios vietos, tai aš pakėliau teliką, padėjau $2000 ir uždėjau tą teliką atgal. Iš esmės galvoju, kad gal čia jau nesugebės rasti. Kokia yra tavo vieta, kur galima būtų paslėpti pinigus kelioniai? Žinai, jeigu aš prie savęs ir šalis, kur gali nešioti batus, tai kiti kišasi į apatinius, aš kišuosi į batą. O kur yra tekę slėpti viešbutyje, tai kadangi buvo ta pati Kinija ir kaip aš pasakau, kad tai buvo šiek tiek pravalas pradžioje, tai labai pigiam viešbutė, labai pigioj pataliniai, nes buvau įsitikinęs, kad tikrai neteis tvarkyti, nes 3 dienas maldavom, kad ateitų pakeisti, aš galvoju, va ten tada tikrai nieko neieškos. Tai... Nenutvarkė tų pinigų? Ne, nei patalinės, nei pinigų. Į kokią šalį vis norėtųsi sugrįžti? Vat kad ir dabar, kad ir šiandien iš Zoknių oro uosto. Jeigu tik nuskraidintų, iškart skriščiau į Australiją, nes vieną kartą nedavė vizos, nes truko pinigų, o kitą kartą, kai jau buvom su draugais susiplanavę, tiesiog taip sutapo, kad nebeišskridom. Tai kol kas skola. Tarp kitko, Australijoje įdomus dalykas yra labai daug azijiečių suvažiavę iš Kinijos, iš Filipinų ir taip toliau. Ir kas įdomiausia, kad nuskridus ten, man visada yra keistas jausmas, kai nuskrendi į šalį, o tave pasitinka ne vietinis žmogus, bet kažkoks tai atvykėlis, emigrantas. Ir ten mane filipinietė moteris tardė. Maždaug, ko aš atvažiavau, kiek aš pinigų turiu, ten taip toliau, kur gyvensit. Ir aš po to galvoju, blemba, tu keršyji. Tikrai tave lygiai taip pat tardė ir gal net neįleido labai daug kartų į Australiją ir tu dabar čia ant manęs atsigroji. Tai tokia yra Australija ir aš linkiu ten nuvažiuoti ir visiems linkiu tikrai labai graži šalis. Edvardai, ar turite kelionių dainą? Kelionių dainą? Aš manau, kad kiekvienai kelioniai vis kita atsiranda, bet kažką telefone visą laiką turi įsimetęs, kas man vežti. Kažkada buvo Kanye Westas, po to po kelių kelionių galvoju, šiaip buvo faina daina, bet kiek galima čia niuniuoti arba tą patį klausyti, tai visą laiką ieškau. Ar nėra taip, kad nuvažiavus į tam tikrą vietą, iš karto mintise susigroja... Rytis Cicinas. Čia Čikagoje. Ne, yra pavyzdžiui, minėjai, buvai Kasablankoje ir iš karto ar mintysi nepradėjo groti Kasablanka dainą? Žinai, man mintise, kas tada groja, aš tau esu truputį užsiminęs apie tą istoriją. Čia dar vienas yra dalykas, kad žinot, kai mes labai pasigendam saulės, ypatingai žiemą, ir atskrendam kažkur, kur tos saulės yra daug, tai aš atskridau į Kasablanką ir aš galvoju, Dieve, čia +30, tai ką aš padariau? Greitai nusirengiau, nubėgau prie baseino, atsiguliau, galvoju, 15 minučių viena pusė, 15 minučių kita pusė, o tada jau toliau. Ir kas atsitiko, aš po to jaučiu, kad mane judina kažkas ir sako, kas čia jums nutiko, kas nutiko. Saulės nematęs ilgą laiką, atsigulau 15 minučių ir užmigau, o užmigom kaip mėgi, gyva taip kažkaip mėgi. Ir tada supratai, kad čia tau labai ilgai skaudės, čia ilgai bus balta, ant veido kažkur ranka irgi paliko žymę, tai... Yra ta nuotrauka Facebook'e? Nes, Edvardai, prisipažinkit, kad dedi nuotraukas ten, kur viskas gražu, žiauriai, fainai ir taip toliau. O kur nuotrauka, kur yra ranka nudegusi ant veido ir panašiai? Žinok, tas irgi yra kelionės dalis. Jeigu pasirausi tam teisingam Facebook'e, tai rasi. Ir aš pasakau apie lovą su nulūžusiais ratukais praeitą savaitę Belgijoje, tai kitos savaitės pradžioje tai net video atsiras, kad kaip ta lova supasi, kol pats ten to ratuko neprisiklijavai, kad kažkaip stovėtų. Tai... Čia iš darbinės pusės gėdingiausia akimirka intervo metu. Man yra gėdingiausia akimirka nutikusi prieš intervą, kai aš neformaliai ir mandagiu tonu lyg ir pasiunčiau žmogų, kurį netrukus kalbinsiu, nes aš nesupratau, kad tai yra tas pats žmogus, nes čia buvo tokia grupė, jeigu pamenat Pet Shop Boys, ir aš atsimenu, Londone laukiu jų interviu ir staiga EMI
įrašų studijoje, prieina kažkokie senukai, vienas senukas foje ir sako, gal jūs čia galėtumėt nefilmuoti. Aš sakau, bet žiūrėkit, mes čia filmavom, jūs atėjot pas mus, tai jūs galite neiti čia, kur filmuojam, jūsgi yra didelis pastatas, jūs kažkur reikit toliau. Ir atsistojo ir nuėjo. Praeina 15 minučių, mes pakylam į studiją, kur jau vyks interviu. Ir aš matau, kad vienas iš žmonių, kurį grimuoja ir ruošia tam interviu, yra tas senukas, kurio aš paprašiau, kad išeitų iš kadro. Ir jis taiga žiūri man ir sako, tai gal aš jums trukdau, gal išeiti. Tai pabandyk įsivaizduoti, kokiu ritmu ir tempu vyko tas interviu, kai jis visą laiką smerkiančių žvilgsnių ir tonų man kažką atsakydavo ir sakydavo, matot, kad jums liko 2 minutės ir 13 sekundžių. Ir aš tą kiekvieną sekundę jaučiau, kiek dar liko. Aš įsivaizduoju, kad tiek tu, tiek jisai galvoja apie tą situaciją, kuria buvo, ne? Aš manau, jam tai vienodai. Jam vienodai buvo. Galbūt jau ir minėjai, bet kokioje prasčiausioje vietoje teko apsistoti? Aš nežinau, man palapinė nėra prasta vieta, bet prasčiausia vieta teko apsistoti toj pačioj Pekine, kur rinkausi vėlgi, kaip aš jums pasakau, ir Prada laikrodžiai, ir Rolexai, Prada batai ir Rolexai yra, tai lygiai taip pat viešbutį renkantis labai svarbu nepasikabinti ant kokio žodžio Hiltonas ar kažkas, nes tai tikrai nieko bendro gali neturėti. Tai aš susiradau už ten, neatsimenu, gal 60 litų prie Tiananmenio aikštės, galvoju, kaip man pasisekė. Užsisakiau tą Hiltoną ir paaiškėjo, kad, Hiltonas tai nunorėjo, pavadino Hiltonu. Tai ten nebuvo nei lango ir buvo, ten ir slėpiau aš tos pinigus. Buvo iš tikrųjų mažas tualetas, tu taip atsisėdi, priešais tave yra kriauklė, o prie kriauklės šlanga, tokia tikra šlanga, kur daržus laistyt ir yra dušo galvutė prie jos pririšta. Ir aš galvoju, o koks čia formatas, kaip čia naudotis. Tai galiausiai tada aš galvoju, kažkaip dušo nėra, vonios nėra, prausės kažkaip reikia. Tada supranti, tą šlangą pajungi prie krano, atsuki vandenį ir tu prie to tualeto ir prausiesi. Tai čia buvo viena iš tų vietų, kur galvoju, kaip reikia greitai nešti kaulus į kitą vietą, tai 2 dienos užteko. Teko po to bookingė rašyti atsiliepimą? Žinai, tai čia iš to gudrumo aš susiradau pats ir ten kažkokį per puslapį jų pačių, tai ką tu ten jam parašysi? Čia toks jau labai sakykime taip, 3 jūsų aplankytos vietos, kurias rekomenduotumėte kiekvienam keliaujančiam. Tai iš esmės 3, kurios turbūt paliko didžiausią įspūdį keliaujant ir kur galima pasakyti, ten tai tikrai važiuokit. Žinai, aš sakyčiau, mes kiekvienas kažkada saugom Maldyvam, bet tikriem Maldyvam, aš tau pasakiau ne tiem, kur reklamoje 999, bet jau kai sakyt, aš saugau jiems link 33, tai jeigu poilsio prasme, tai buvo pats geriausias poilsis. Aš labai mėgstu New Yorką, nes man jame teko šiek tiek pagyventi. Tai irgi yra vieta, kurią reikia pamatyti ir atmetus, išlipus iš lėktuvo atmesti, kad, čia žinai, viskas bus amerikietiška. Ne, rock'n'rollo klubai, galerijos, restoranai, visko pilna yra. Ir naktiniai klubai, ir šiaip. Gyvenimui man netiko tas miestas, bet aplankymui būtinai. 3 vieta, žinai, aš kažkaip visai neseniai iš naujo atradau Taliną. Nežinau, kam yra tekę neseniai būti, tai yra taip pat restauruotas senamiestis, taip pat restauruotos senos gamyklos, paverstos naujom erdvėm, tai kažkodėl aš vis į Taliną sugrįžtu, kai turiu ten laisvą dieną. Edvardai, kokį geriausią patarimą apie keliones esate gavęs? Netaupyk ten, kur nereikia, nes visada galvoju, kad tas skrydis nesvarbu, kažkaip atkentėsiu, o jau geriau kažkaip pasiliksiu vynui ar kokteiliam. Patikėkit manim, kai tenka Maskvos oro uoste, nes pataupiai pinigus tranzitiniai vizai 20 valandų sėdėti jų tranzitiniai zonui, kur vietos yra 9 žmonėm, o laukia tokių kaip tu 39 ir tu lauki per naktį, kavos aparatas noriu veikiu, noriu neveikiu. Ir tada tu jau atskridai ilgą laiką, tu naktį praleidai kažkur ant grindų ar kažkur prie aparato ir dar tada tu skrendi 20 valandų į tą patį Singapūrą ir tada tu supranti, kad ateinančias 3 dienas aš nenoriu nieko matyti, nieko žinoti ir aš sutaupiau. Ir kiek aš tada sutaupiau apie $200 normaliam skrydžiui, kur tu atskrendi, po 3 valandų išskrendi ir gauni ir maisto, ir gauni kažkokį gerą laiką ir į normalų oro uostą. Tarp kitko, sakei, moterys, klausimas jums, kas nori į Maldyvus? Tai žinau, kad norit ir tikrai vyrus vis bandot įkalbinti, kad ten nuvažiuoti. Edvardas turi
bent jau kelis patarimus, kaip reiktų rinktis kelionę, ar ne, į Maldyvus. Kiek kartų esi buvęs Maldyvus? 3. 3 kartus. Tai gerai, kokios yra pačios pagrindinės taisyklės kažkaip neužsirauti, ar ne, ant ne to, ko tikiesi? Aš iš tikrųjų trumpą istoriją papasakosiu, kaip mano draugai užsirovė ir dėl ko aš visą laiką tampu tuo žmogum, į kurį kreipiasi dėl Maldyvų. Mano draugai, lyg ir žmonės Kaune, verslininkai, kaip aš sakau, galėtų ir nepataupyti to $100, pamatė internete reklamą Maldyvai už $1000 be $1. O prieš tai mes laidose rodėm, ką nuveikti Maldyvose, kaip tai atrodo, kaip atrodo vietinių salos, kaip atrodo tikros turistinės salos. Ir jie man sako, žiūrėk, aš jau išskrendu į Maldyvus už €1000, gyvensim vietinių saloj, bet ten plaukysim kažkur. Ir staiga aš pradedu galvoti, kad kai jie pasakė vietinių saloj, sakau, nu tai parodykit ką. Ir jie man rodo gražiausias Maldyvų nuotraukas, pagal kurias be abejo jie tą kelionę ir nusipirko. Na, neparduoda to, žinai, kaip tu pastatai reklamą vieną, bet tai nereiškia, kad tu tai matysi. Kas atsitiko? Jie skrido per tą pačią Maskvą. Ten 9 valandas turėjo laukimo zonai laukti skrydžio. Atskrido į sostinę, gyveno vietinių saloj. Vietinių salose nėra alkoholio, nežinau, man kokteiliai svarbu, sakykime. O jeigu norėtavo, kad nuplukdytų juos į tikrą gerą maldyvietišką salą, dienai tai kainuoja $100. Bet vėlgi tai yra ta sala, kuri įsileidžia turistus. Jeigu tu iš karto, kaip sakyti, jau skrendi tikrus Maldyvus, tai ten pas tave net plukdysi paplūdimi dar 6 valčių, kad tu kažkas pabūtų. Ir aš sakau, dėl ko aš už tą sakiau, kad Maldyvam reikia, šiek tiek išlaukti ar sulaukti ar pataupyti, tai geriau, kaip sakant, ne šiemet, bet kitąmet, bet kad tu grįši su nerealiais įspūdžiais, kad tu būsi pamatęs vietinį gyvenimą, nes tu susimokė $80 ir tave pusdienį nuplukdo į tą salą, kur yra nešvaru, kur paplūdimiai kažkokia armatūra gali būti, kur prie tavęs eis ir pinigų ir dar kažko. Ir kur tu, bet tu pabūsi ten pusdienį. Tada tu grįši prie Indijos vandenyno, nardysi, kaituosi, mokinsies gaminti sušį, eisi į jogą, į sportą, bet tu grįši iš tikrųjų gerai pailsėjęs. Tai aš kartais sakau, jūs tą €1000 geriau išleiskim, nežinau, nuvažiuoti prie Viduržemio jūros, Italiją, važiuokite į Ispaniją kažkur ir turėsi 2 puikias savaitės, o ne savaitę to, kas paskui, kaip grįžo ir man tie draugai, jau praėjo gal metai, jie man po šiai dienai, kai aš kam nors pradedu pasakoti apie Maldyvus, jie ištraukė savo tą istoriją, kaip tai viskas buvo blogai, nes buvo vienos moters gimtadienis, o jinai net šampaną turėjo pirkti nelegaliam laivelyje, piltis į kolos buteliuką, nešti slapta į viešbutį ir bijot, kad kas nepagautų. Dabar čia pora žmonių klausė, šiaip skirtingi klausimai, bet ką aplankyti Sicilijoje, patį pagrindinį dalyką, jeigu teko būti? Teko būti Palerme, bet tai prisipažinsiu, skridau į gimtadienį, tai dar reikėtų sugrįžti, kad antrą kartą, kaip sakyti, gerai aplankyti. Ar buvote Tanzanijoje, ar verta ten važiuoti? Buvau Tanzanijoje prieš porą metų. Verta ten važiuoti, bet toks draugiškas patarimas, nepabijokit, ieškant kelionių, nebūtinai atspirties taškas Vilnius ar Kaunas, kad būtų. Tarkime, tą pačią Tanzaniją mes skridom iš Varšuvos ir ta pati kelionė, kainos skirtumas buvo gal gerų €1000. Tai tiesiog, kaip sakau, Google'as paieškos sistemos, ten be abejonės rinka didesnė, o iki Varšuvos nuvažiuoti veža puikus Lux Express, man atrodo, autobusai irgi už gal 15 kokių eurų į vieną pusę, bet nuveža iki oro uosto, galiausiai nuvairuoti nėra taip toli, o sutaupyti $1000 nuo žmogaus, jeigu keliauja šeima, tai yra daug. Kalbėjom, kad pačiam turbūt pats esi kelionių agentūrų ne per didžiausias fanas, ar ne? Ir žmonės, kurie galvoja, planuoja kaip savo kelionę, ar verta kelionių agentūrai sumokėti galbūt ne visada daugiau, ar ne? Kai yra nebent masiniai kažkokie, kur labai daug žmonių surinka, tada gera kaina, bet iš esmės ar verta ir ar tai yra, sakykime, tokio kelionės ir nuotykio dalis organizuotis pačiam, galbūt pigiau? Aš nesu prieš kelionių agentūras, nes nemažos dalies jų savininkai yra man pažįstami arba bičiuliai. Bet aš sakau, jeigu jūs
tikrai žinot, kad turit vieną savaitę birželį ir konkrečią savaitę ir jums būtinai reikia pailsėti, tai taip atėjai į kelionę agentūrą, iškart išdėsti poreikius, iškart pažiūrėjai kainą, žinai, ko tau reikia, ko tu nori ir keliauji. Bet jeigu turit galimybę rinktis, tai pačiam planuojant ir dėliojant, atsiranda toks azartas ir va, kaip aš pirmoji daly pasakoju apie tas perliukų paieškas, stebuklingų vietų, česnakų restorano ar dar kažko, tai tu gali pasidaryti nuostabią kelionę. Ir aš 2 mėnesius jau planuoju kelionę į Šri Lanką ir važiuosiu po mėnesio ir aš jau žiūriu, kad šiai dienai tai puikiai programa, surinktumėm grupę, vežam, o turėsim savo agentūrą. O žinai, dėl ko aš kartais su agentūrom susikertu, todėl kad aš visada sakau, keliautojai visada turi žinoti savo teisės. Aš turėjau istoriją su viena agentūra, kai jie 13 valandų vėlavo skrydis, jokios informacijos, jokio ten tai, kas priklauso pagal vežėjų įsipareigojimus. Ir be abejonės, kad aš, kaip sakau, gavosi taip, kad reikėjo išreikalauti visam lėktuvui. Tai tas teisės išreikalavau, paskui dar, kadangi jie ten pradėjo sakyti, kad ai, čia visi visko norėjo, čia kokie čia ponai, kur skraido, bet aš sakau, mes pasirašom sutartį. Jeigu mes net važiuosim į oro uostą, jūs mums pinigų negrąžinsit ir kelionė nuplauks, ar ne? Bet jeigu jūs mus parą neišskraidinat, tai jums yra apibrėžta, kas jums priklauso, 600 eurų kompensacija. Ir mes gavom visi tą kompensaciją po keleto susirašinėjimų, nors iš pradžių sakė, gal norit nemokamos ekskursijos. Aš sakiau, ne, jums parašyta ir aš žinau teisės, tai vat kartais tos agentūros būna, kad jau tegul šitas geriau neskrenda, bet jeigu viskas gerai vyksta, tai ko? Ar buvo šalis vieta, į kurią nuvykus aplankė mintis, metu viską Lietuvoje ir lieku gyventi čia? Mane ta mintis aplanko visada, kai aš nuskrendu, kur yra saulė ir šiluma, nes esu priklausomas nuo saulės. Tik tais aš vieną kartą esu padaręs tai prieš daug metų, kad metu viską, nes čia kažkas ne taip, čia daug dirbti reikia. Ir aš nuskridau į Venezuelą. Tuo metu trumpam įsidarbinau jau bankrutavusiam Valinsko ir Žvagulio bare. Ir aš pastovėjau 3 dienas už baro, supratau, kad mano anglų kalba gerai, bet ten jos niekam nereikia. Mano ispanų kalba labai skurdi ir aš pagalvojau, kad ne, palauk, bet čia yra toks pragariškas darbas ir aš dabar taip gerbiu žmonės, kurie sukasi už baro, o patikėkit, atskrenda į kurortą milijonas žmonių, visi su savo dialektų, kalbom, su savo reikalavimais, o jeigu dar išgeria, tai tu ten, aš galvoju, ne, aš jau po kokių 3 savaičių aš grįžtu, man užteks ir saulės, ir užteks viso gėrio. Tai ką, mūsų pokalbis jau ridenasi į pabaigą. Vienas iš pagrindinių klausimų su kiekvienu pašnekovu yra, tai kuo kvepia kelionės? Kvepia nuotykiais ir kvepia azartu, kuris, nežinau, man jis yra kaip adrenalinas reikalingas. Ir aš jeigu žinau, kad kažkur keliausi jau po savaitės ar kad ir po pusės metų, man tai yra labai geras motivatorius laukti, kažką daryti, galbūt daugiau padirbti, sunkiau padirbti, galbūt pamastyti, paplanuoti, bet žinoti, kad bus nuostabus laikas. Tai kvepia nuotykiais, o jų reikia. Ir jau visai paskutinis klausimas. Kas dar švenčia gimtadienį? Kas dar švenčia gimtadienį čia? Jūs dar švenčiat? Labai gerai, jūs dar švenčiat? Žinoma, kad švenčiat. Tada mes vėliau susistumsim stalus. Gerai, ir paskutinis visiems jums, nes didžioji dauguma tikrai atėjot čia pasiklausyti kelionių, ar ne? Ir koks, Edvardai, galėtų būti tavo patarimas visiems tiems, kurie galvoja apie keliones, nori keliauti, ir koks būtų tavo patarimas? Mano patarimas visada yra keliaukit. Geresnius batus nusipirksit, kai pakeliausit, jeigu manysit, kad jums dar jų reikia. Nežinau, pas mane namai remonto laukia jau kokius 5 metus. Kai kurios vietos labai neterzina, kad trūksta kokio plintus ar kažko, bet kai reikia apsispręsti, ar jau šią vasarą stiklinsiu terasą, ar važiuosiu į Šri Lanką, tai dėja aš išvažiuoju į Šri Lanką, žiūriu į savo verkiančią terasą ir galvoju, velniai nematė, dar po 1 metų, jeigu jau 6 yra, tai... Tai ką, ponios ir ponai, turiu vieną labai gerą žinią. Mes šiandien su Edvardu, nors ir iš skirtingų miestų atvažiavę, bet man pasirodo, kad pasiliekam Šiauliuose, ne? Tai va, tai ką, pratęsim vakarėlį šitą linksmą ir noriu, kad mes visi kartu padėkotume mūsų svečiui, šiauliečiui, Edvardas Žičkus. Ačiū. Ačiū Jums labai.